Labas, Mindaugai. Labas, Rimo. Šiandien tie žmonės, kurie žiūrės mūsų šitą įrašą, tai noriu pristatyti Mindaugą Jasiūną. Tai Mindaugas yra verslo konsultantas, lektorius, ICC coachingo specialistas, vasaros stovykla, tėvo ir sūnaus ryšys iniciatorius ir vedėjas, mokytojas ir šiaip labai fainas žmogus. Pas Mindaugą buvau mokymuose, labai patiko ir iš tikrųjų būtent dėl šitos priežasties pasikviečiau Mindaugą pasikalbėti apie mokymus, apie tai, ar šiais laikais mokymai yra pasirinkimas ar būtinybė darbo rinkoje. Tai Mindaugai, mes mokytis iš tikrųjų pradedam jau mokykloje, būdami vaikai. Ir tie mūsų mokymai gaunasi, kad jie yra labiau susijęs tokiu esminiu poreikiu išgyventi, bet kada mes esame jau suaugę žmonės, tai mokymai yra labiau susijęs su socialiniais vaidmenimis. Ar sutinki? Ačiū, Rimo, už pristatymą. Tokį fainą. O atsakant į tavo klausimą, aš tai sakyčiau, žinai, tų kampų yra daug, bet tai tiesiog Taip, atsakysiu iš vieno kampo. Kad kaip mes esame mažesni ir gal nebūtinai sąmoningi, tai mes darom tai, ką reikia. taip, Ir einam, nes mums liepia tėvai, sistema ar dar kažkas, tai ir, nu, ta prasme, kažkurio metu mes tampam sąmoningi, kai kas dar būdami vaikai, kai kas paauglystėje, kai kas jaunuolio amžiuje, o kai kam ne visada, kaip ten tas yra pajokavimas, ne visada su amžium ateina protas. taip. Tai kai kurie iš tiesų svarbiausia, kad mes ateinam iki to momento, kada mes sąmoningai pasirenkam, kad tos žinios mums reikalingos tam, kad atsitiktų pokytis, kad žinios reikalingos tam, kad aš vystyčiau, auginčiau vieną arba savo kitą kompetenciją tam, kad galėčiau pasiekti geresnį rezultatą. Tai, Mhm. žinai, nepaslaptis ir į mokymus. Ta prasme, ateina žmonės tie, kurie ateina su sąmoningu pasirinkimu ir aš atsakau pasirinkimu, Mhm. kad aš pats renkuosi, kad aš noriu vystyti vieną arba kitą kompetenciją ir auginti ir įgyti vienu ar kitų žinių, kurios man yra reikalingos mano darbe, mano asmeniniam gyvenime, mano sąmoningumo augime, mano darbiniai karjeroje ir taip toliau, taip toliau. Arba Tai atnaujinti senus, žinai, įgūdžius, turbūt, kad taip, 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 tai taip, ne tik taip, taip, naujų įgyti. Mhm. taip. Tai, Mindaugai, dabar yra tikrai dirbtinis intelektas, daug technologinių, ekonominių vairių pokyčių, ar ne, rinkoje. Tai ką mums dar reikalingi tie mokymai, jeigu mes galim labai daug ką pasidaryti dirbtinio intelekto pagalba? A, Vėlgi, žinai, čia labai platus klausimas ir daug kampų. Ir to tokio vieno atsakymo tiesaus, šviesaus nėra. Tai gal aš taip iš kelių kampų pabandysiu atsakyti, taip kelis momentus sudėliodamas. Tai dirbtinis intelektas ir yra dirbtinis intelektas. Jisai kol kas neatstoja ir labai tikiuosi, kad neatstos to tikro žmogaus jausmų, vaibo, gyvybės, energijos ir taip toliau, taip toliau. Ir visada yra ir aš labai tikiuosi bus smagiau ir fainiau bendrauti su žmogum negu su dirbtiniu intelektu. Iš kitos pusės, kitas kampas. Ta prasme, tikrai mes turim išnaudoti tą dirbtinį intelektą ir jo pagalbą kaip asistentą, kaip žinių šaltinį, bet vėlgi turim vertinti kritiškai. Ta prasme, ir tikrai ten mes gaunam tą tikslę, teisingą, pilną, gilę informaciją. Ar gaunam tik tai tokį paviršių, kažkokius, tokius quick fix, kaip aš sakau. Taip. Tai reikėtų iš tos pusės įvertinti. Šiaip pavasarį buvau tokiai konferencijai ir labai geras vienas sakinys buvo apie tą patį dirbtinį intelektą, kad mes jį, tuoj sudėliosiu, prisiminsiu, Gerai. mes jį pervertinam trumpuoju laikotarpiu, dirbtinio intelekto naudą, ta prasme, kad mes per daug teikiam jam reikšmės. Taip. Iš kitos pusės, ilguoju laikotarpiu mes jį nuvertinam. Tai Mhm. vat, buvo tokia labai gera viena frazė, kuri mane privertė susimastyti. Mes per daug apie jį čia kalbam ir čia per daug jį išdidinam, auginam ir taip toliau. Trumpuoju laikotarpiu, bet ilgu, tai tikrai jis yra ir bus ir auks kaip stiprus mums pagalbos ir žinių šaltinis. Mhm. Kitas, kitas momentas, kitą momentą užmiršau, bet prisiminsiu.
Tai gerai. apie dirbtinį intelektą. Bet nežinau, ar atsakiau į tavo klausimą jau. Atsakei tikrai. Mhm. Ir kalbant apie tą pasirinkimą, ar ne, kaip tu sakai, kad sąmoningumas ateina, tai mes galim kalbėti apie žmonės kaip individus, bet mes galim kalbėti ir apie organizacijas. Tai nemažai tyrimų iš tikrųjų rodo, kad vienas iš motivatorių darbe ar ne žmonėms būtent yra mokymai. Ir organizacijos nemažai skiria to biudžeto įvairiems mokymams. Pasidalink, kokias tu matai tendencijas Lietuvoje, kiek tų besimokančių organizacijų arba organizacijų, kurios siunčia savo darbuotojus į mokymus, yra apskritai. Ar yra didėjanti Mhm. tendencija? Ok. Žinai, tokio tyrimo nesu padaręs arba aš jo nežinau, kad būtų Mhm. labai aiškiai pasakyta, kiek organizacijų siunčia ir kokios yra investicijos į mokymus ir taip toliau, taip toliau. Dar vakar iš tiesų galvojau apie šitą klausimą ir vėlgi iš skirtingų kampų. E, yra, taip aš darau prielaidą, žinai, nes kaip aš Taip. sakau, faktų neturiu. Darau prielaidą, kad yra organizacijų vienas lygis arba viena grupė, kurios ganėtinai daug investuoja į mokymus ir į jas įėjus ir nuėjus mes pamatysim, kad tikrai tūkstančius ir 10 000 investuoja į darbuotojų ūkdymą. Mhm. Ir čia galima aiškiai įvairiai skirti, ta prasme, ten ir žmogui išskaičiuoti, ir kiek absoliučiai organizacija investuoja. Bet tai yra tos topinės įmonės, kurios mato naudą, prasme į žmonių kompetencijas ugdyti, jų motivaciją auginti ir ten daugiau priežasčių yra, dėl ko yra investuojama į darbuotojus, jų kompetencijas. Prasme, kad ir suspėti su rinka, ir būti gal žingsneliu prieki ir taip toliau, taip toliau. Ten sąrašas ilgas. Antra grupė, kurią aš taip išskirčiau, kurios turi kažkokius tai poreikius mažesnius ir jie, maksimum kartą per metus, maksimum 2 kartus per metus siunčia savo darbuotojus į mokymus. Ir yra trečia, matyt, kad grupė, kurie sako, mokymai nereikalingi, o kam, čia yra tik tai pinigų išmetimas ir taip toliau. Ir va taip, jeigu mes analizuosim skirtingas grupės, tai matysim daugiau mažiau teisingą paveikslą. Bet jeigu paimsim vidurkį, tai bus kaip tam anekdotė, žinai, kad į ligoninę nuėjus ten antram aukšte visi su temperatūra, ta prasme aukšta, apatiniam aukšte pas visus nėra, lavoniniai nebėra ten temperatūros, tai vidurkį išvesim visi sveiki. Mhm. Vidurkio mes mokymų rinkoje negalim niekaip išvesti, nes tada matysim visiškai neteisingus Bet vat, tu vis tiek daug duomenis. metų mokymuose esi, gal tu matai, kad, žinai, yra suaktyvėjimas, nes organizacijos jos nori, žinai, dėl konkurencinio pranašumo, Taip, dėl efektyvinimo procesų, ar ne, tugi vis tiek ir pardavimų, ir dėrybų mokymus vedi. Ar tu matai, kad daugėja galbūt užsakymų, bent jau lyginant, kas buvo ten prieš 10 metų ir dabar? taip. Netgi prieš 10 metų ir dabar tai tikrai taip. Mhm. Prasme, tas augimas yra ir pasižiūrėjus vėlgi iš skirtingų perspektyvų jisai matosi. Taip. Pasižiūrėjus, kiek apskritai, kokia yra mokymų rinka Lietuvoje. Ta prasme, kad jinai auga, jos tiesiog apyvarta, pardavimai auga mokymų rinkos. Galima pasižiūrėti į pagrindinės ten 3-4 didžiausias mokymų įmonės Lietuvoje ir matosi labai aiški tendencija vien iš jų apyvartos augimo ir auga visas. Nei Mhm. viena nekrenta. Pasižiūrėjus smulkesnės vidutinės mokymų įmonės arba pavienius konsultantus irgi matosi, kad auga. Tai mano tokiais labai labai preliminariais duomenimis, kiek aš dariau skaičiavimus, tai tarp kitko klausimas, va tau tiesiog spėjimas, kaip tu įsivaizduoji, kokio dydžio yra Lietuvos mokymų rinka pagal apyvartą metinę? Žinok, neįsivaizduoju tikrai. Šauk bet kokį skaičių, kaip tau atrodo. Daug nenoriu nusišnekėti, aš tikrai sutinku, kad ji turėtų didėti, nes, kaip ir sakau, tyrimai rodo, kad, žinai, organizacijos labiau eina į tos mokymus, nes tai yra, pirmiausia, joms atneša naudą, Mhm. bet, žinok, neįsivaizduoju, net bijau spėti. Mhm. Tu pasakyk. Taip, pagal mano preliminarius tokius skaičiavimus, aš matau, kad jinai yra apie plus minus 10 milijonų rinka. Būčiau mažiau. Reiškia, kad Mhm. jo, tai reiškia, kad įmonės išoriniam mokymam
skiria tokią sumą per metus. Bet čia mano preliminariais skaičiavimais ir tai nebūtinai čia 99% tikslu. Bet plius minus apie tiek. Ir tą labai nesudėtinga suskaičiuoti su tam tikra paklaida. Tai Mhm. mano atsakymas į tavo klausimą, rinka apskritai kyla, tai reiškia įmonės investuoja daugiau į išorinius mokymus. Aš nekalbu apie tą dalį, kur yra įmonių dar vidiniai mokymai. Mes Taip, jos nežinom, kiek jie ten turi vidinių resursų, sistemų ir mokosi, kiek jie turi motininių įmonių, ta prasme, gal Europos sostinėse, gal Amerikos šalyse, iš kurių irgi siunčia mokymus. Tai ta prasme, taip. dar yra įmonės vidiniai procesai. Ir šitos dalies mes net neįvertinam, neįskaičiuojam, bet čia irgi yra kompetencijų ūkdymas. Mhm. Tai, bet grįžtant prie tavo klausimo, antras momentas, aš asmeniškai matau, kad tų užsakymų tiesiog yra daugiau. Ir užklausų daugiau, ir mano darbo apimtis yra padidėjusi. Tai, ta prasme, ir matau iš kolegų lygiai taip pat. Mhm. Tai, kaip bebūtų keista, prieš metus visi vis truputėlį kalbėjo apie krizę. Ir Taip. sako, nu, ir mokymai yra ta eilutė, kur įmonės pirmiausiai išbraukia, ypač taupydamos ir per krizę. Tai galiu pasakyti, kad nu nieko panašaus. Ta prasme, mokymų apimtis ir investicijos organizacijų į mokymus nesumažėja, o atvirkščiai padidėja. Ir aš matau toliau tą didėjimą. Tai man labai džiugu, pirmiausia, egoistiškai dėl savęs, Taip. dėl visos mokymų rinkos ir svarbiausia dėl organizacijų ir pačios ekonomikos. Reiškia, tai yra pozityvus indikatorius. Ir svarbu. Kalbėjom apie pinigus, žinok, aš turiu tuos duomenis, aš turiu 22 metų statistą duomenis, kad realiai vienam žmogui organizacija skiria apie 1200 € per metus. Aišku, čia, žinai, varijuoja nuo organizacijos dydžio ir kitų dalykų. Vienam žmogui, taip? Vienam žmogui, taip. Ir paprastai šiaip skiria apskritai nuo 2 iki 5% viso savo metinio biudžeto. Tai čia yra toks, bet žinai, čia ne Lietuvos, čia yra vidurkis pasaulinių labiau duomenų. Bet įdomu vat, būtų susižinoti, su kokiu biudžetu eina Lietuvos organizacijos. Suprantu, kad irgi nuo dydžio priklauso, žinai, bet ar mes pataikome tą vidurkį ar nelabai. Mhm. Gal tu žinai? Okay. Tai va. Mhm. Žinai, aš galėčiau atsakyti taip iš to kampo, kad kiek skiria vienam žmogui arba kiek skiria mokymų dienai arba keliom. Yeah. Tai iš tos gal pusės galėčiau atsakyti, kiek organizacija apskritai skiria mokymam, tai matyt, kad kiekviena labai individualiai, jeigu kalbant apie absoliučius pinigus. Ar procentiškai, irgi, ta prasme, man būtų sunku pasakyti. Paprastai, ką aš matau įmonėse, yra tiesiog numatytas biudžetas mokymų. Mhm. Ir ta tokia sena gera sistema, kad yra numatytas biudžetas mokymam, jie stengiasi tą išnaudoti. Jeigu neišnaudoja, kitais metais tai gali būti sumažintas. Tai dėl to, ta prasme, yra tikslas jį išnaudoti. Bet čia ta prasme, tas planavimas ne pats geriausias. Tai mano akimis tas planavimas, jeigu taip ilgai istorija trumpai, tai tiesiog numatyti, kokie yra gepai kompetencijų. Prasme, aš testuoju savo komandą, jeigu, pavyzdžiui, tai yra pardavimų kartą į metus, pamatuoju jų kompetencijas ir matau, kokias kompetencijas labiausiai jam reikia lavinti. Ir tada mes skiriam, dedikuojam biudžetą ir taip toliau. Tai atsakyti taip konkrečiai, Rimai, tavo klausimą, koks tas biudžetas, man sudėtinga. Ir nes aš matau, kad kaip jie ateina su daugiau įsivaizdavimų biudžeto dienos tenais, kiek skirti dienos ar 2 dienų mokymam. Ir kiek yra skiriama, bet, prasme, koks tas metinis arba kiek skiriama žmogui, tai yra labai labai individualu. Mhm. Vėlgi, kaip aš sakiau, tie 3 lygiai organizacijų ir bus pas kiekvieną skirtingai. Mhm. Tai rinkoje yra labai daug mokytojų, coacherių. Kaip organizacijom, Mindaugai, atsirinkti tą tokį tikrą, teisingą žmogų, kad
mokymai būtų efektyvūs, kad nebūtų tie pinigai išmesti į orą. Nes šis Mhm. klausimas tikrai didelis. Mano galva, tai žinai, Taip, Lietuvos rinka yra maža, bet mes mokytojų, lektorių turim tikrai labai daug. Ir aišku, taip. eliminuokim tą faktą, kad ten, jeigu mums reikia pardavimų, tai mes einam konkrečiai pas pardavimų lektorių, bet iš esmės jų irgi yra labai daug. Tai kaip, pagal kokius kriterijus mums atsirinkti tą tinkamą mokytoją, kad mes jaustumėmės kaip organizacija, tarkim, arba kaip žmogus tinkamai investavę į mokymus? Čia labai platus ir labai subtilus Man patinka klausimas. platus klausimai. Jo, jo, jo. Tai žinai, aš atsakysiu pirmiausia, pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai pačiai įmoniai savo labai sąžiningai ir atvirai pasakyti, ko aš noriu iš šitų mokymų, kokio aš rezultato noriu ir kas po jų turėtų pasikeisti ir koks tas lektorius mums labiausiai būtų tinkamas. Pagal vaibą, pagal jo asmenybės tipą, pagal jo patirtį, pagal jo pasiekiamus rezultatus ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Nes tokiu būdu, kai aš atsakau kaip organizacija savo tuos klausimus, aš irgi prisiemu atsakomybę už mokymų ir rezultato, nu, už mokymus ir rezultatą ir už tą sėkmę mokymą, jeigu taip galima pasakyti ir taip toliau. Ir dar svarbiau, ta prasme, aš užbėgsiu taip truputį į priekį, kas turėtų vykti po mokymų ilguoju laikotarpiu. Nes, ta prasme, mokymai realiai tik tai pirmas žingsnis. Aš gaunu žinias, gaunu įgūdžius, gaunu pavyzdžius, gaunu įrankius ir taip toliau, taip toliau. Bet ką aš su tuo darysiu? Tai vad atsakant į šituos klausimus savo, tada įmoniai daug lengviau yra, kai aš žinau, ko noriu, tada daug lengviau pasirinkti tą lektorių. O, žinai, taip žiūrint iš patirties ir į kolegas, nes, nu, ta prasme, aš ir mokymų įmonėse matęs daug kolegų ir kaip jie dirba, ir kaip jie save parduoda, ir taip toliau, ir tą kokybę. Tai ir galiausiai kokios organizacijos ir kokie dalyviai ateina į tuos mokymus. Tai vėlgi matau, kad nepopuliariai gal pasakysiu, iškomunikuojama vieno, kad mums reikia rezultato, pokyčio, bet realiai dažnu atveju reikia visai ko kito. Dėl to aš ir sakau, pirmiausia, savo atsakykit sąžiningai, ko jūs norite iš mokymų ir ko jūs norite iš lektoriaus. Nes labai dažnai įmonė sako, kad reikia rezultatų, o iš tiesų jie ateina ir nori tiesiog smagiai praleisti laiką. Team buildingą, žinai, pasidaryti, kad visi Jo, susiklijuotų. jo, tiesiog, kad būtų faina, taip toliau pasijuokti ir aš turiu tokį pavyzdį. Ta prasme, įmonė nuėjo pas vieną lektorių į mokymus ir sako, kaip buvo faina, kaip mes gerai praleidom laiką, ta prasme, mes, nu, ten ir labai subtilus humoras, ir pastoviai, ta prasme, mūsų veidai tokie, ir mes ten ir šypsenos, ir juokas, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Nu, nuostabus mokymai, nuostabiai praleidom laiką. Vienas iš vadovų po mokymų ten po kelių dienų klausė, o ko jūs išmokot? Ir visi žvalgosi vienas į kitą ir negali atsakyti tiesiog į klausimą, o ko mes ten išmokom. Bet, ta prasme, čia, nu, vienas iš pavyzdžių. Ten, kad ir kitas pavyzdys. Tiesiog irgi lektorius ar lektorė, ta prasme, nuostabiai praleidom laiką, labai fainą lektorį ir taip toliau, ir tikrai suteikė žinių. Ir tikrai, ta prasme, viskas ok, bet ką mes darom po to? Nieko. Ar gebam pritaikyti ar ne, žinai, va čia klausimas. Taip, ta prasme, ir ar norim pritaikyti, ar galim pritaikyti, ar mokam pritaikyti, ar yra mūsų motivacija pritaikyti. Nu, ta prasme, vat, čia yra ta sunkioji darbo dalis, apie ką mažiausiai kas kalba ir prisiema atsakomybę. O čia prisimti atsakomybę pirmiausia turi pats dalyvis. Antra, dažnu atveju vadovas, nu, kaip jeigu tai pardavimų komanda, tai pardavimų vadovas. Trečias, tai dažnu atveju HR arba žmogiškų išteklių žmogus. Ir ketvirta lektorius. Tai va, ta prasme, kad sutarti tai va, atsakant į tavo klausimą iš kito kampo, aš sakyčiau, taip rezumuojant, pirmiausia savo atsakykit sąžiningai, ko jūs norite iš šitų mokymų.
kas per juos turi atsitikti, pasikeisti. Ar jūs, jeigu norit smagiai praleisti laiką, tai taip ir pasakykit savo, mes norim smagiai praleisti laiką, norim, kad būtų fun. Jeigu norim rezultatų, tada savo sąžininkai atsakykit, gerai, bus, ta prasme, aš garantuoju, kad nu, iš 80%, ten 70% mano kolegų visi praves profesionalius mokymus. Bet va didysis klausimas, o ką darysit su tuo po to? Kaip jūs tuos mokymus paversit, va atsakant į tavo tą momentą, kad nebūtų pinigai išmesti į balą, kad tai būtų investicija, tai vat, ką jūs su tuo darysit? Nes va didysis darbas ir nepopuliarioji dalis yra ta disciplina ir rutina, kaip mes tas žinias paverčiam įgūdžių. Arba kaip tuos įrankius, kuriuos gavom, mes mokomės naudoti ir pasitikrinam po kiek laiko, kas pavyko, kas nepavyko ir vėl. Tai Mhm. va, čia mano tokie keli momentai, niuansai. Aš jau nekalbu ten apie lektoriaus vaibą, apie jo kompetencijas, atsiliepimus ir taip toliau, taip toliau. Tai čia manau, kad vis šituos dalykus dauguma atrenkant, ieškant lektoriaus atlieka. Nes aš tau paantrinsiu, žinai, jeigu gerai praleido mokymo metu laiką, bet negeba pritaikyti paskui, žinai, tų įgytų žinių, tai kas kaltas, tai lektorius, nes lektorius buvo blogas. Gitu tai nepasakysi, kad tu kažko, žinai, Mhm. neišmokai. Nu, tai jo. Puiku. Jo, žinai, čia iš tos pusės visada tas toksai pirmas ir tradicinis mūsų požiūris, kas kaltas. Taip. Nes pinigus tai Pa- sumokėjai, tai, žinai, Jo, kaip. jo, jo, paksas nekaltas, aplinka kalta. Taip. Tai visada, žinai, atsakomybę mes perkeliam kažkam tai kitam, ne savo. Ir vat, dėl to ir sakau, nuo pat pradžių įmonė samdydama lektorių turi atsakomybę prisimti savo. Mhm. O mes norim, kas turi atsitikti. Lektorius tik tai įrankis, kuris padeda, palydi ir taip toliau ir gali ir toliau lydėti, Taip. atlikus tą pirmą žingsnį ir tuo sunkiuoju žingsniu, kuris yra iš tiesų antras, o ne pirmas. Mhm. Tai kalbam dabar dar apie tos mokymus. Aš turiu pavyzdį, kuriuo tikrai labai noriu pasidalinti. Žinau Mhm. organizaciją, kur, tarkim, vadovas, vadovė, nesvarbu, duoda 20 metų senumo knygą, liepia skaityti ir sako, kad tai yra, nu, tarkim, pardavimų pagrindų pagrindas, ar ne, nors Mhm. metodai tokie senstelėję, sektorius viešasis, net ne verslo. Tu man atsakyk į klausimą, kiek visos tos senai parašytos knygos, visa ta informacija, ar dar šiuolaikiniai rinkoje ji gali būti pritaikoma praktiškai? Ar tikrai tai, kas buvo prieš 20 metų, dabar veikia pardavimuose, paslaugų teikime, nežinau, visame kame? Ir taip ir ne. Tai reiškia, kad ir veikia, tie seni geri dalykai ir seni dėsniai veikia, nu, jie niekur neišnyko ir neišnyks. Pasiūlos ir paklausos dėsnis. Nu, jis visada veikia ir veiks. Žinai. Mhm. Ta pati, nu, mano viena iš mokymų temų - disk asmenybių tipologija. Nu, ta prasme, tie žmonių tipai jie buvo, yra ir Mhm. bus. Tai tam tikros žinios, tiesos, knygos, jos tikrai vertos dėmesio ir po 20 metų. Nežinau, nedrįstu jau dabar tokiam greityje spėlioti, kas bus po dar 20 metų. Taip. Tai čia, žinai, nefilosofuosiu, bet kad veikia, tai tikrai taip. Kad kai kurios žinios jau, arba tiksliau, ne tai, kad jos tampa nebe aktualios, tiesiog reikalingos naujos žinios. Vat kaip tu ir kalbėjai apie tą patį dirbtinį intelektą. Tai Mhm. tiesiog visiškai nauja kompetencija ir mums reikia ugdyti naują kompetenciją. Jeigu mes anksčiau ten turėjom pardavėjų, pavyzdžiui, kompetencija produkto žinojimo, kažkoks tai basic finansinis žinojimas, pardavimų kompetencija, technikos ir taktikos, dėrybos, e, kažkokie bendravimai tu prasme, nu, soft skillsai, tai dabar mes turime ir dirbtinį intelektą turėti. Jau praktiškai beveik kiekvienai pozicijai mes turim šitą kompetenciją irgi pridėti į kompetencijų sąrašą. Bet jo, žinai, Tai atsiranda tos naujos, jo, nes aš galiu pasakyti pats, tai aš perėjau visą tą pardavėjo kelią nuo pardavimų vadovo, nuo Lietuvos iki Pabaltijo ir Skandinavijos pozicijų. Ir aš matau, kad prieš 10 metų
mano kompetencijos buvo vienos. Ir aš kaip taip. pardavėjas ir kaip pardavimų vadovas, aš kaip save vadinu tos senos kartos, old schoolinis pardavėjas, kuris visada pardavinėdavo face to face ir tas B2B pardavimai. Ir aš dabar matau, kad save pardavinėjant ir pateikiant, aš jau turiu turėti visai kitas kompetencijas. Aš apie kažkokius tai digital pardavimus ir ten komunikaciją socialiniai medijai prieš 10 metų man net galvoje nešovė, kad to reikia man ir iš tiesų man nereikėjo. O Mhm. dabar yra visai kitaip. Man tai yra must to have. Taip, nu, čia tas pats, žinai, kaip su klientų aptarnavimu, anksčiau buvo vieni standartai, dabar yra kiti, žinai, mes dabar turim didesnį orientaciją klientą. Tas pats yra Taip, personalo srityje, žinai, anksčiau išeina darbuotojas, mes net nežinom, kas yra exit interviu arba kas yra onboardinimas. Nu, supranti, nu, skiriasi šitie dalykai, tie, kurie buvo prieš taip. 10 ar 20 metų ir tai, ką mes turime dabar. Nu, liuks. Dar tada jau matau, laikas truputėlį baigėsi. Aš iš tikrųjų pažįstu žmonės, kurie yra nebaigę aukštą įsilavinimą, bet turi puikiai funkcionuojančius verslus. Ar universitete tu vis tiek neišmoksi visų, pavyzdžiui, verslo subtilybių ar ne, tai kiek mokymai tiksliniai gali žmogui suteikti žinių ir naudos, kurių mes negaunam, tarkime, na, baigę kažkokią tai instituciją, ne, kolegiją, universitetą ir panašiai. Kiek tų įgūdžių mes galime savo nu, pasikrauti mokymų metu. Jeigu aš taip teisingai suprantu tavo klausimą, tu lygini, imkim, du skirtingus atvejus, kada žmogus, nu, kaip verslininkas, jisai nebaigęs universiteto ir Taip, taip toliau ir vysto verslą ir sėkmingai, ir tas, kuris, ta prasme, baigęs universitetą ir turintis žinių, nebūtinai eina tuo pačiu keliu. Nu, ta taip. prasme, nebūtinai taip pat sėkmingai jam sekasi. Taip, nes matai, tu pabaigęs įgijęs įsilavinimą, tai tau negarantuoja sėkmingos profesijos, Taip, sėkmingo verslo ir taip. panašiai, žinai. Tai čia Mhm. yra nuo kitų įgūdžių priklauso iš esmės. Tai kiek mokymai Taip. gali tą paskatinti ir užtikrinti tą, tarkim, sėkmingą kryptį karjeros arba sėkmingą verslą? Mhm. Aš taip pabandysiu labai taip trumpai šitą klausimą atsakyti, bet paskui, aišku, galėsime jį praplėsti. Mano nuomonė, ta prasme, žinios mus praturtina, sustiprina, duoda tą tokį know-how, bet tai negarantuoja mums jokių būdų sėkmės. Taip, Ir va, tas pirmasis atvejis, kur mes sakėm, žmogus nebaigęs universitetų, ten neturintis kažkokių ten labai daug žinių, bet jisai vysto sėkmingą verslą ar net kelis verslus. Ir tai, ką aš matau iš praktikos, tai daugiau priklauso nuo žmogaus asmenybės taip. tipo, nuo jo vidinio užtaiso, nuo jo vidinės energijos. Ir aš va dabar, kad ir iš savo aplinkos rato, taip pat galvoju, tie, kurie tiesiog nenustyksta vietoje, jie turi pilną energijos, jie turi daug minčių, idėjų, jie yra vieni, žinai, ekspresyvūs, kiti direktyvūs, bet šitiem žmonėm net nebūtina kažkokių tai ten žinių universitetų ir taip toliau, jie negalėdami nusėdėti vietoje ir nustykti iš tos vidinės energijos, jie eina, daro, turi tikėjimą, pasitikėjimą ir pramuša tas sienas ir padaro verslus, kur kartais, wow, aš to prasme dabar vieną bičiulį pasižiūrėjau, per 7 metus nuo from scratch, per ten pirmus metus pasiekus arti kelių milijonų apyvartą, dabar jis jau per 7 metus turi 30 kelių milijonų apyvartą. Ir vien tik tai dėl to, kad, ta prasme, vidinė energija, toksai direktyvumas, ėjimas, jėga Proaktyvumas. Mhm. pas jį yra. Ir šalia, ta prasme, gali padėti žmogų, kuris turi daug žinių. Taip. Ir toli gražu klausimas, ar jisai pasieks tuos pačius ten du Rezultatai. ar daugiau milijonus per tuos pačius 7 metus. Tai Mhm. šiuo atveju žinios mums padeda eiti, tuo prasme, padeda atrasti tą kelią, padeda atrasti sprendimus, bet tai jokių būdų negarantuoja sėkmės. Mhm. Ar Daug, ta prasme, tos soft savybės, žinai, yra mano akim
Svarbesnės. Jo, aš taip pat galvoju, ar vienodai svarbios, ar svarbesnės. Kol kas dar taip savo neįvardinau šią akimirką. Mhm. Galima sakyti, kad gal ir svarbesnės. Bet čia klausimas, jo, dažnai tos softinės mums duoda, kaip tą teisingai Ar yra atlikti. Mindaugai mokymai universalūs visiems? Ar tu turi minty tema, ar dar kažkas, tai ką tu turi minty? Na, tarkim, vieni mokosi ar ne, eina į pardavimus, į dėrybų mokymus, kiti ten Excelio mokinasi ir panašiai, bet mokymai, kurie būtų naudingi visiems. Na, pavyzdžiui, asmenybių tipologija. Gal. Taip, absoliučiai, be abejo. Tai, žinai, aš vat kaip ir savo temas pristatinėjau ir vedu mokymus, tai mano vis tiek daugiau orientuota į pardavėjus ir pardavėjų komandą, nes tai yra dėrybos, tai yra B2B pardavimai ir diskas. Iš tiesų, vat šita tema arba šitas įrankis yra visiškai universalus. Tai jisai tinka tiek pardavėjam, tiek administracijos darbuotojam, tiek bet kurio tipo komandom, nesvarbu kokias funkcijas jie atlieka, nes čia yra universalu. Čia yra apie tai, kaip bendrauti su kitu žmogum, kaip jį pažinti, kaip pažinti pirmiausia save, kaip pažinti kitą ir kaip susitarti, kaip rasti tuos kelius į bendradarbiavimą, rezultatą ir nesvarbu, ar su vidiniais klientais reiškia su savo organizacija, ar su išoriniais klientais. Tai Mhm. taip, tokių universalių, matyt, kad mokymų mes galim rasti ne vienus, kurie tinka daugumai. Ir šita kompetencija, tokia socialinė bendravimo kompetencija, jinai reikalinga praktiškai visiems. Nebent aš esu užsidaręs kažkur, tai kažkokioj tai dėžutėj kambarį ir nebendrauju su nieku. Bet vis tiek greičiausiai gal siunčiu kokį mailą, gal darau kokį skambutį. Ir čia vėl reikalinga, kaip mano vienas bičiulis sako, reikalinga kaip 100 velnių. Taip. Tai finalizuojant Mindaugai pokalbį, tai ar galima pasakyti, kad mes mokymasi, nu šiaip turėtumėm paversti įpročiu, kad suspėtumėm su visais technologiniais pokyčiais, su pačia rinka, tark žodį. Tikrai taip. Ir aš tiesiog savo kailiu išbandęs ir galiu pasakyti, ir kad tai galioja ne tik man, o daugeliu, o gal net ir visiems, kad mokymasis visą gyvenimą. Mhm. Nes, ta prasme, jeigu tu nori tobulėti, aukti, tai, tai aš vieno arba kito dalyko tikrai mokausi. Vienos ar kitos kompetencijos man tikrai reikia. Taip. Ir tai visiškai normalu. Ir vėlgi girdėjęs liktai tik tokią tiesą, kad nu, kai aš jau viską žinau, viską moku, tai man nieko nebereikia šitam pasauliu, tai aš jau tada galiu ir numirti. Tai tam, kad gyventi ir gyventi pilnais plaučiais ir pajausti ir eiti pirmyn, tai aš tikrai sakau, kad mokytis profesiniam gyvenime, karjeroje ir taip toliau aukti, mokytis ir aukti savo asmeniniam gyvenime. Ir vienas labai labai svarbus irgi dalykas, kad įgyti žinias viskas fine, bet jas aš turiu naudoti ir pritaikyti ir tokiu būdu aukti. Nes jeigu aš tik tai žinias įgyju ir nieko su juom nedarau, tai aš tada tik tai storėjau. Ačiū tau labai už pokalbį, Mindaugai. Ačiū. Ačiū Rima tau, kad pakvietei. Dėkui.